Na, bet aš jau kartojus. O šiaip ką, čia prisiminimų tiesiog 30 sekundžių klipas. Is becoming radicalized. It's becoming radical left, and they're going to lose our country. I always talk about we have enemies on the outside and we have enemies from within. The enemies from within are more dangerous to me than the enemies on the outside. Russia and China, we can handle. But these lunatics within our government that are going to destroy our country and probably want to, we have to get it stopped. Jisai pasakė, sako, Rusija ir Kinija mes galim sutvarkyti, bet pavojingiausiai yra tie, kurie yra vidiniai priešai. Ką jisai čia pasakė, mėlyje? Jisai pasakė kitais žodžiais, kad jisai dirba ir su Putinu, ir su Šį, reiškia ir dar su kitais vadovais kitų valstybių, kad sunaikinti tą vidinį priešą. Ir iš tiesų, Viktoras Orbanas pasveikino ir priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą, kai šis buvo valstybinio vizito Vengrijoje. Jie dabar labai stipriai bendradarbiauja su Kinija, prekybiniai ryšiai. Aš nieko negirdžiu apie Orbano įvedinėjimą, reiškia, skaitmeninį konclagerį Vengrijoje. Bent jau aš to negirdžiu, nematau apie tai nieko, kad ten būtų skaitmenizacija, kad ten būtų socialinių balų sistemos kažkokios, kažkas tokio, socializmas, būtų nieko negirdžiu. Ir Xi Jinpingas taiga apsibeldžia, reiškia, pas Orbaną, kuris prieš kelias dienas, tai buvo, kur čia ta data dabar pas juos rašoma, nu, ne prieš kelias dienas, prieš 25 balandžio, tai čia ne kelios dienas, jau čia mėnuo, tuoj bus 3 savaitės. Pareiškia, kad jisai laukia Trumpo. Ir jisai tikisi, kad Jungtinių valstijų rinkimai pakeis jo politinius turtus, ar ne, politinę sėkmę. Nu, iš prie ko čia jo politinė sėkmė, viską pakeis. Bet dar kartą. Orbanas lankosi pas Trumpą Mar-a-Lago. Taip pat Mar-a-Lago pasilankosi, reiškia, Duda, Lenkijos prezidentas. Staiga pas Orbaną atvažiuoja Šį ir Orbanas laukia ir bendradarbiauja su Trumpu. Jūs iki šiol manot, kad Šį nebendradarbiauja su Trumpu gal? Arba Putinas, kad nebendradarbiauja su Trumpu? Žinoma, bendradarbiauja. Šitaip kūrėsi naujos valstybės, mėlyjeji, šitaip kūrėsi nauja elitą visiškai.